lygtys su daugyba. Kaipgi spręsti lygtis, kurios yra užrašytos su daugyba. Kaip lentoje, štai šiuose abiejose pavyzdžiuose. Tai yra abi lygtys su daugyba, tačiau pirmojoje lygtyje nežinomasis yra vietoj pirmojo dauginamojo, o antrojoje vietoj antrojo dauginimo. Visiškai nesvarbu iš tikrųjų, kurioje vietoje yra nežinomasis. Jeigu tai yra lygtis su daugyba ir mūsų nežinomasis yra susijęs su skaičiumi per daugybos veiksmą, tai tiek vienu, tiek kitu atveju lygtis bus sprendžiama naudojantis dalybos veiksmu. Taigi, lygtys su daugyba sprendžiamos per dalybą. Išspręskime. X lygus, žinau, kad turėsiu dalinti, nes daugyba sprendžiama per dalybą. Kokį skaičių iš kurio turėsiu dalinti? Ogi, dėmesio, sandaugą daliname iš dauginamojo. Tuomet tiesiog atliekame veiksmą daugybos lentelės pagalba, dalybos kampu pagalba ar skaičiuotuvo pagalba ir gauname atsakymą, kad pirmosios lygties sprendinys yra skaičius 6. Analogiškai mąstydami išspręskime ir antrąją lygtį. Rašau I lygų. Žinau, kad turėsiu dalinti. Ir, kaip jau ir sakiau, sandauga, tai yra dešinįjį lygties skaičių, iš dauginamo, tai yra 12. Ir atlikusi veiksmą vienu ar kitu būdu, 48 padalinusi iš 12, gaunu 4. Taigi, norint išspręsti lygtį su daugyba, reikia kviesti į pagalbą dalybą. Turime lygtį x padaugintą iš 9 lygų 72. Nurodyti net 3 sprendimo būdai, bet tik vienas iš jų yra teisingas. Kuriuo keliu man eiti? Pirmuoju, norint išspręsti lygtį, antruoju ar trečiuoju. Labai tikiuosi, kad po to, ką išgirdote, kaip sprendžiamos lygtys su daugyba, iš tiesų padėsite surasti teisingai kelią. Ar lygtys su daugyba sprendžiamos atimties veiksmu? Tie, kurie klausė, tikrai sako ne. Šiuo keliu nereikia eiti, nes atimtis atsakymo gauti nepadės. Bet jei turiu lygtį su daugyba, gal galiu eiti daugybos keliu? Vėlgi, teisūs yra tie, kurie sako, ir šiuo keliu neverta eiti, nes tikrai lygtys su daugyba yra sprendžiamos atliekant dalybos veiksmą. Ir tik šis sprendimo būdas yra teisingas ir tik dalindama 72 iš 9 surasiu tikrąjį lygties sprendinį, teisingai sprendinį ir tai bus skaičius 8. Patikrinkime. Įstatau vietoj x 8. 8 kart 9 tikrai 72. Vadinasi, mano surastas sprendinys 8 yra teisingas sprendinys ir jį suradau taikydama dalybos veiksmą. Taigi, lygtys su daugyba padės išspręsti dalybą.